Kuku. Šiandien norėčiau papasakoti apie Tailando mokyklą. Galbūt reikėtų pradėti nuo mano pirmosios dienos mokykloje, dėl to, kad jinai geriausiai atspindi tą šoką ir skirtumą, kurį suvoki, kai nuvyksti ir supranti, kad turėsi mokytis tokioje mokykloje 10 mėnesių. Tai pirmą dieną aš buvau pasiruošus tokiam, aš tikėjausi, kad ateisiu mokyklą, nieks su manim nekalbės, man reikės susirasti draugų, nes mus taip ruošia ir seminare, kad nebūtų kartais šoko, kad su mumis nieks nebendrauja. Taigi atėjau į mokyklą su tokia nuostata, kad viskas susikaupsiu ir susirasiu draugų. Tai pirmiausia, nuėjau pas mokytojas, mes pakalbėjom, kokius dalykus norėčiau rinktis ir kaip tik tuo metu buvo grįžęs mainų moksleivis buvęs iš Vokietijos ir jisai grįžęs buvo vasarai, mėnesiui. Ir nusivedė į savo buvusią klasę, kuri buvo 12-okai, tuo metu buvo 12-okai. Tai aš jau nebeatsimenu gerai, kas ten vyko, bet pasiskaičiau dienoraštį, tai toje klasėje visų pirma buvo masė žmonių, 53 mokiniai mokosi toje klasėje. Neįsivaizduoju, kaip tai manoma darius dabar. Jie visi pradėjo klykti, pradėjo klausinėtis mane 100 klausimų ir aš rašiau, kad jie pradėjo klausinėti, koks mano vardas ir aš bandžiau atsakyti, bet per tą klyksmą jie patys nieko neišgirdo. Tuomet mane pastatė į priekį, pastatė tą vokietį, nes jis labai gerai mokėjo taiškai ir, žodžiu, klausinėjo mūsų klausimų. Tai klausimai buvo įvairiausi, ten, aišku, visi labai gėdėjosi klausinėti, bet dažniausias klausimas, kuris vėliau buvo irgi pats dažniausias klausimas, po klausimų, koks tavo vardas buvo, ar tu turi vaikiną. Tada pasakiau, kad neturiu vaikino ir visi pradėjo klykti, kad mane myli. Tai tokia buvo pirmoji pažintis su mokykla, o tą pačią dieną aš nuėjau ir į tikrąją savo klasę, kurią man jau paskyrė mokytojai. Atėjau į klasę ir kaip tik vyko matematikos pamoka, jie mane pamatė, irgi pradėjo klykti, aplipo mane aplinkui, kaip ir apsikabino. Tada visi kartu atsistojo ir padarė vieną nuotrauką, kurią nufotografavo matematikos mokytojas. Ir viena mergaitė, aš dar puikiai atsimenu, jinai net apsiverkė iš tos laimės, kad aš būsiu jos klasiokė. Tarp kitko, ta mergina, kuri apsiverkė, vėliau jis manim labai nebendravo, kartais tik parašydavo Facebook'e, tikriausiai labai kukli buvo. Būdavo, ypač pradžioje, man jie visi atrodė vienodi ir aš nežinodavau, su kuo aš jau bendravau kažkada, su kuo ne ir prie ko prieiti, bet man, pavyzdžiui, pradeda mojuoti kažkas ir taip energingai ir nusprendžia, kad aš pažįstu tą žmogų ir aš prie jo prieinu ir pradedu šnekėti, lygtais jis būtų mano draugas, kažką pasakoju, ką vakar veikiu ir po 10 minučių jis sako, beje, buvo malonu susipažinti ir aš taip, gerai. Tai taip vyko nuolatos ir netgi kai pakeičiau mokyklą po 3 mėnesių, nuvykau į naują mokyklą, jau žinojau, kaip žmonės skiriasi ir galėjau atskirti vieną nuo kito. Bet toje mokykloje visos panelės turėjo kirptis tą pačią šukuoseną. Ir todėl man jos vėl vienodos visos atrodė. Ir vėl buvo tas pats bairis, kad aš nebesugebėdavau atskirti žmonių. Tai va. Na, maždaug tiek. Tas pirmasis įspūdis apie mokyklą toks ir buvo. Jaučiausi kaip žvaigždė, kuri nenusipelnė būt žvaigždė ir jaučiausi nejaukiai dažniausiai.